Hei, štai ir trečioji kova tarp Savas ir NFT Breach. Ir kol kas yra ne kovų santykis, o pergalių santykis, tarkim, 1-1. Ir taip, tikėkime, Savas išplėš pergalę ir papuls į How many maces you had last game? 2. Savas klausė, kiek turėjai bazių praeitą kartą. Nors, aišku, čia modernioji visuomenė turėtų suprasti, kur, kas ir kaip čia vyksta. Tai yra, kas yra kalbama. Ir, na gerai, 2 tai 2, bet tai, šiaip jo, teisingai, 2 tik tais, kurias kasime. Ir žiūrėsim, kaip ten bus. Oi, aš atsiprašau, aš neseniai tik atsikėliau. Atrodo, gerai išsimiegojau. Bet vis tiek žyvulis ima. Na, ką čia jums papasakot tada? Kol kas nieko įdomus nevyksta. Ir... nežinau. Jeigu norit, galite užsiregistruoti Lietuvos rankingus balticgamers.com svetainėje. Vienu žodžiu. If you win this game, in finals you will win 3-0. Okay, yeah? Jep, sako Savas, kad jeigu laimėsi šitą žaidimą, tu finale laimėsi 3-0. Šis sako tikrai? Savas sako tikrai. Tas bičas, kuris žais finale, nėra labai geras. Last tour I won. Paskutinis sik sako, aš laimėjau šitą turnyrą. Savas, matyt, pažįsta savo priešininką, kuris bus finale. Savas savo. Gerai čia. Okay, thank you. First time I play here. Savas sako, kad pirmą kartą jis čia lošia, sunku man patikėti. Pirmą kartą gal turnyre jis lošia. Tai jo. Who cares? Tikėkime, laimėsi 5 baksus Savai. Ir... taip, kur aš tam norėjau kažką papasakot, pamiršau, atsiminsiu. Teisingai, Lietuvos rankingai. Vienu žodžiu, yra ten toks skiltelė, įmetat savo profilio kaip ir linką. Vienu žodžiu, toks vyrutis Cable Guy po kažkiek laiko įmes jūs į Lietuvos rankingų sistemą ir taip, šiaip puikus dalykas, gali stebėti savo progresą Lietuvos mastu, tarkim, nes ten yra daugybė žaidėjų, ne daugybė, kiek mačiau paskutinį kartą 141. Aišku, aš nežinau, kiek Lietuvoje yra tikrai žaidžiančių StarCraft. Bent jau kažkiek sakė man, kad apie 300 žaidėjų, ar aš kažkur buvau paskaitęs Lietuvoje. Bent jau pusę matos yra užsiregistravę, tai čia matyt Wise Sacrificing. Matyt, darbininkas buvo pasiaukojęs vardan žinių, bet matyt, nieko jis nesužinojo. To know, jo. Brėžis sako, kad žinočiau. Ir matom bunkeris iš NFT Breach, taip. Tai kur aš norėjau pasakyti? Taip. Pusė Lietuvos yra užsiregistravę į tą Lietuvos rankingų sistemą ir labai iš tikrųjų geras dalykas. Pasižiūrėti savo progresą Lietuvoje netgi. Ir netgi galėsit pasižiūrėti savo progresą Baltijos šalyse, nes yra ir bendras Baltijos rankingų sistema tokia. Na ir vienu žodžiu smagu. Taip, matom, matyt, Savas paros ir kas sužinojai. Bet čia sako, viską sužinojau, ką man reikia. Sako, gamykla? Savas, tai maždaug, gamykla kaip ir yra standartinis pastatas kiekvienai rasiai, taip sakant, ne kiekvienai rasiai žemiečiam statyti. Ir matom Breachas iš karto į žvaigždėlaivių gamyklą, orlaivių gamyklą. Ir, iš Breacho matosi gamykla, tas fabrikas, tas pats matosi ir savo pusės, kol kas identiškas šiaip. Identiški bazės vystymo kryptis yra naudojamos iš abiejų priešininkų. Matom, pirmasis Helenas labai drąsiai bandys įžengti į šitą vietą, bet jam nieko nesigaus. Ir iš karto Breachas ima pirmąjį plėtinį. O tuo tarpu Savas jo neima. Ir pasižiūrėkim į taip, units 22 darbininkai, 21 darbininkas. Nieko ypatingo, nieko įspūdingo. Įplaukos savo į nenaudai, šiaip apylygiai. Ir taip, žiūrėsim, kas čia gaminasi. Pirmasis vikingas gaminasi, o iš čia nieko nesigamina. Gerai.
Nežinau, iš tikrųjų tada kam tas žvaigždėlaivių gamykla, orlaivių. Nu, žiūrėsim. Taip, matom, štai, pirmajam numetimo laivui. Numetimo laivas yra beveik pilnas pėstininkų, o čia yra beveik 3A. Matyt, stengsis. Gaila, bet vikingas tai viską pamatys, matyt. Nu, bent jau aš tai būčiau pamatęs. Jokau, gal ir nebūčiau. Štai matom pėstininkai, iš pradžių bus narys, tai paskui matyt Helenai. Ir jeigu vėl nukentės darbininkų linija, tai čia bus jau kažkas nelabai gero. Iš tikrųjų, Breach'ui. Ir matom, yra pėstininkų, bet jų per mažai, plus čia dar yra Helenų. Vikingas netgi nukrito, sudūžo, tai yra buvo sudaužytas. Ir matom, tankas, pėstininkai. Na, Breach'as jau čia viską, ką turi, tai jau atsivedė, viskas, jis kitos armijos nebeturi. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Taip, darbininkai kaip patrankų mėsa eina, bet dabar tiesa pėstininkai kaip patrankų mėsa. Tankas čia labai iš tikrųjų didelis užnugaris pėstininkam, nes jis čia ir pačius pėstininkus pasimirti nepasiuntė, ir Helenus išdraskė. Ir štai, kažkodėl nusprendė jūs nuleisti, tai davai, gydyk. O taip. Ir jeigu vikingas apsisuktų, nudoktų į snukį šitam, bet tai numuš dabar jos pėstininkai, Sproksi? Ne, nesproksi. Sproksi. Ne, nesproksi. Sproksi. Taip, ką mes matom, čia numetė. Dar 2 Helenus numetė. Ir buvo juokinga, kai norėjo mūlą pataisyti. Jis vis tiek sugarės po kažkiek laiko. Ir žiūrim, šaudyk. Gerai. Savas nieko daug nepasiekė su šituo numetimu. Nu, pažiūrėsim. Gal kažkiek darbininkų ir nužudė. 10. 10 darbininkų, tai kiek čia 500 mineralų. Ir, sakyčiau, neblogai. Taip, ką mes čia matom. Plėtinį, šmėklą ir dar 2 fabrikus. Ir taip, su fabrikais tik vėl Helenais mūšys savo kelią. Nu, šiaip dabar tankus, matais, pradėjo gaminti. Ir čia, kadangi reaktorius, nu čia tikrai bus Helenai, o čia net nesusitikinęs. Tikriausiai bus tankai. Taip, matom, savas šiek tiek aptirbdė darbininkų skaičių. Inžinierijos skyrius, matyt, bus raketiniai bokšteliai. Šiek tiek apdirbė savas Breach'o darbininkų skaičių. Ir tuo tarpu pats išsiplėtė ir gaminasi darbininkus. Nu gerai, gaminasi 2, štai matom. Ir matom, Breach'as kontraatakuoja. Ir, nežinau, matosi, savas viską pamatys, kadangi jis turi stebėtoją, veizėtoją ties šito švyturiu. Vat ir kas yra geras dalykas, kai turi švyturį. Gali pamatyti atakas, net jeigu ir ateis ir išdaužys tavo tą stebėtoją, taip sakant, vis tiek žinosi, kad kažkas jau negero rezgasi ir galėsi tankus apkulties režimų pasistatyti, bet jis dar dėja nebaigtas. Ir, na gerai, žiūrėsim. Savas turės kažkaip, 3 tankai ir 2 Helenai, plus porą pėstininkų ir dar bėgantis įsiutę darbininkai, manyčiau, turėjo neblogai išgazdinti šitos 2 tankus. Ir žaliai jie matyt daug nenukentėjo, bet pėstininkus tad žuvo. Ir, šaudom. Taip ir skenas baigsis, kol tu nušausi. Taip, savas toliau terrorizuoja Breach'o bazę. Ir jau 37 darbininkai žuvo, siaubas. Sakyčiau, o dieve, ir dabar dvigubai